Sakė, kaip minėjau, parodysiu programėlę ir kaip dirbti su ją, ryškinant, pavyzdžiui, tam tikrus keistos formos debesis. Su ją, aišku, galima daug visokių kitokių dalykų pasidaryti, ir portretus, ir asmenukės, ir tekstą dėti, ir nedidelės reklamas. Parodysiu, kaip dirbti su nuotraukomis. Ir ši programa vadinasi Photo Director. Yra programėlėse, Google Play, ir pasirinkat, įsirašot, paskiau nuotrauką atsiverčiat arba per Photo Director, arba Photo Director paspaudžiat ir paskui įsirinkat nuotrauką iš galerijos. Taigi aš spaudžiau Photo Directorių, atsidaro langas. Ir pirmiausia, ką aš darau, kada dirbu su debesimis, aš atstumiu apatinį meniu į kairę pusę, pasiemu trečią mygtuką iš kairės, antrą spaudžiu viršuje ir tada šiek tiek patamsinu debesį. Tai yra, patraukiu tą miglą, kurią jisai apsidengęs pats. Po to spaudžiu varnelę viršuje, dešinėje. Ir šitą operaciją kaip ir atlikta, galima, aišku, ją anuliuoti, kada norit. Spalvų dabar nėra per daug, todėl aš su to kvadratiniu dabar per daug dar nemažinsiu, galima šiek tiek gal pamažinti ir tiek. Spaudžiu vėl varnelę viršuje, užtvirtinu, bet dar neužbaigiu operacijos. Ir yra dar vienas effects mygtukas, antras į dešinę, spaudžiu jį. Gerai yra perėti prie Lomo efekto arba HDR. Spaudžiu Lomo efektą ir surandu Antik, šitas šviesiai rudas. Spaudžiu ir jeigu norima, galima pamažinti su pirštu, braukinėjant į kairę arba į dešinę patį efektą. Aš padarau faktiškai 100%. Spaudžiant Antik patarčiau prieš tai labai nenutamsinti, nes jisai labai sutamsina kontūrus. Dabar aš paspaudžiu vėl varnelę dešinėje viršui. Ir dar kartą patamsinsiu tą figūrą, paspaudžiu vėl trečią mygtuką. Šiek tiek sumažinu spalvas, nes jos gali šiek tiek maišyti. Tada spaudžiu antrą. Patamsinu maždaug tiek. Aš gaunu gryną figūrą to aparato, kuris yra, ir viršutinį HDR. Šitas yra reguliuojamas. Ok, dabar dar kartą varnelę užtvirtinu, vėl spaudžiu trečią, sumažinu spalvas. Ir aš beveik faktiškai gavau, ką aš norėjau gauti. Paspaudžiu varnelę. Ir dabar man jau daugiau su jo nieko nereikia žaisti. Paspaudžiu viršui dabar tą kvadratinį įsiminti. Faktiškai po to jisai jau atsiranda jūsų telefono kitame skyrelėje, nuotraukų skyrelėje, ir tą nuotrauką jūs jau apsižiūrinėsite patys, matote, kas čia yra. Tas mailus priekis, 4-5 kažkokie iškilimai. Apsižiūrėsite tiesiog kiekvieną labiau išsipūtusi keistą debesį. Apsižiūrėsite jo kontūrus, matysite daug įvairių detalių. Galėsite dar kartą daryti nuotrauką ir su kitais efektais, todėl išlys kitos spalvos, kiti kontūrai, bet forma išlieka visą laiką ta pati. Ir paspaudžiu dabar viršų mygtuką kvadratinį ir operacija kaip ir baigta. Nuotrauka įsikrauna ir jinai atsiranda galerijoje, viskas. Tai tiek apie kai kurių kontūrų ryškinimą danguje. Matysite daug įdomių dalykų, tik fotografuokite tos debesis, kurie yra išsipūtę kamuoliniai, tokie taip vadinami. Tada ten matysite daug įdomių dalykų. Geriausia būtų, kad būtų pavakarį arba prieš saulę. Bus geriausi vaizdai. Ir žiūrėti tas nuotraukas po 9, maždaug apie 10 valandą. Tada pamatysite labai daug visko. Tai tiek, ačiū už dėmesį, iki malonaus.